Labą dieną visiems, šiaip netai prisijungiam. Bandysim pradėti turbūt savo seminarą. Šiandieną neįprastai vedu iš namų, todėl gal tiek tokių nelabai didelių sklandumų. Esu Tatjana Kryliuvienė, tikriausiai visi žino, tikriausiai esat girdėję, kad esu IKT konsultantė, bet šiandien kalbėsiu, nors esu anglų kalbos mokytoja, šiandieną nekalbėsiu apie vien tik tai anglų kalbą, šiek tiek kalbėsiu apie visus dalykus, apskritai bandysiu apžvelgti, kokios yra galimybės taikyti informacinės technologijas visuose dalykuose. Ir dabar norėčiau, kad atsakytumėt man čato langelyje, ar apskritai seminare dalyvauja kokių dalykų mokytojai ir ką dėstote. Istorija, matau, pradinės klasės, anglų kalba, rusų kalba. Labai malonu, kad labai įvairi auditorija iš tikrųjų, labai šaunu. Todėl aš manau, kad koks bebūtų įrankis, apie kokį įrankį šiandien bekalbėtume, tikriausiai kiekvienam iš karto kils mintis, kaip galima panaudoti jūsų pamokose, kokioj pamokos daly, ar tai būtų mokinių sudominimui, ar apklausai, ar praktikos organizavimui. Ir dar norėčiau pasakyti, prieš pradėdama kalbėti jau konkrečiai apie visokius informacinės technologijų įrankius, noriu pasakyti, kad visą laiką reikia tik atsiminti, kad informacinės technologijos pamokoje tai yra ne smagumui, o tam, kad ką nors išmokyti. Ir kiekvieną kartą, kai jūs integruojate informacinių technologijų pagristos metodus ar užduotis, būtinai reikia prisiminti, kad tai ne vaikams pasismaginti, tai ne jums darbui pagerinti, bet tai yra mokinio žinių perteikimui ar mokinio gebėjimų ugdymui ir taip toliau. Taigi visų pirma, labai įdomu būtų paklausti, kaip jūs galvojate, ar informacinių technologijų taikymas pamokoje yra palaima, kaip tas angeliukas, ar prakeikimas, kaip tas velnias? Irgi norėčiau, kad parašytumėt bent po frazytę. Kaip jūs galvojat, kas yra, ar prakeikimas, ar palaima? Geriausias pats diplomatiškiausias atsakymas - visko po truputį, teisingai, nei tas, nei tas. Gražu. Kartais būna visaip. Na kągi, aš tada nustoju laukti jūsų atsakymų, jūs esat labai aktyvus, šaunuoliai šiandieną, matosi, kad visi pasikaustėt, visi informacinės technologijas jau esat šiek tiek įvaldę. Taigi pasakysiu, visų pirma, tai yra prakeikimas. Pačioj pradžioj. Kol išmoksti, kol gauni gebėjimų, kol pradedi vartoti, kol pradedi suprasti, kaip iš tikrųjų reikia pamokoje tai daryti, tai yra prakeikimas. Prakeikimas dar ir tada, kada žmogus šiek tiek toliau pažengia ir pradeda eiti pas direktorių sakyti, man to negana, aš norėčiau dar to ir ano. Ir direktorius pradeda tokio mokytojo vengti, nes mokytojas ateina visada su prašymais, duok man tą, duok man aną, man reikia tokios programinės įrangos, man reikia kompiuterio, man reikia interaktyvios lentos ir direktorius tada jau pradeda žiūrėti į tokį mokytoją šiek tiek atsargiau, kad nereikėtų leisti mokyklos biudžeto. Bet palaimą jūs pajaučiat tada, kada jau viskas įvaldyta ir kai informacinių technologijų metodais ir jų taikymo pagalba jūs prisigamina daug metodinių priemonių, kurios gali būti naudojamos, pernaudojamos, taisomos, tobulinamos, bet jos gali būti kaupiamos ir kiekvienais metais tik tai papildomas arsenalas, kad galėtumėt vis įvairiau, vis įdomiau pateikti vaikams pamoką. Labai svarbu dar atsiminti, kad tai yra palaima, nes jūs kažkiek tai susilyginat su mokiniais, nes, kaip žinom, mokiniai į šį pasaulį ateina skaitmeniniai čiabuviai. Jie žino, kaip tai daroma, kaip
kaip siūsti skaitmeninio telefono, mobilaus telefono žinutes, jie gali net nežiūrėdami į ekraną tai padaryti. Jie žino, kaip naudoti įvairias pačias paprasčiausias programas, kurias siūlo Microsoft Office, apie kurias mes šiandien beje pakalbėsim. O mes, mokytojai, ypatingai vyresnio amžiaus, jau atidirbę gerą laiko tarpą mokykloje, esam įmesti į šitą skaitmeninį amžių ir esam kaip ir ateiviai. Ir mums reikia vytis mokinius ir palaimą pajuntat tada, kada pasižiūrit, kad jūsų mokiniai žinot beveik tiek pat, kiek ir jie. Nes jie kaip ir čia buvę, jūs taip kaip užsienio kalbos mokymasis, jūs jau išmokot jų kalbos.